Sveiki, atvykome pas klientą užkurti katilą su saulėgrąžų granulėmis. Viską sujungiame temperatūros jutiklius, abudu siurbliukus ir ventiliatorių ir tiektumą. Dabar kaip matome dega kol kas žaizdras gerame lygyje. Pamatysime, kiek nustatyti tiekimo trukmę. Ventiliatorių parinkome tokį patį, kaip ir kūrenant medienos granulės. Taip pat sklastis turi būti atidaryta per centimetrą arba 2 centimetrus. Jeigu būtų per didelis ventiliatoriaus atidarimas, būtų kuras išnešamas dar nesudegęs. O dabar matome per šonus bėgantį kondensatą, bet tai yra normalu, nes kaminas dar yra šaltas ir dūmo taip nespėja greitai sugerti. Štai čia matome bėgantį vandenį. Šie paviršiai turi būti švarūs. Dėl to valome kartą per savaitę, o nuo saulėgrąžų granulių, aš manau, kartą į savaitę valymas pakankamas. Dėl kuro kokybės žaizdre gali susidaryti nesudegantis šlakas, kurį reikia karts nuo karto pašalinti, bet panašu nuo saulėgrąžų granulių šlakas nesidaro, taip kaip darosi nuo šiaudų granulių, kurį reikia kartą per valandą pašalinti. Kaip pašalinama? Pašalinama su tuo valymo įrenginiu. Tiesiogiai į žaizdrą pašalinama į apatinį stalčių. Lygiai taip pat šlakas darosi nuo vienos granulių. Taip. Tiesiog būna vienos anglijos sudega iki visiškų dulkių, kurias ventiliatorius pašalina pūsdamas, o kitas palieka šlaką, kurį reikia pašalinti. Be to, kūrenant anglį, reikia valyti katilą kur kas dažniau. Tiek tuos šilumokaičius, tiek stalčių išneštus. Šilumokaičiai kaip valosi? Stalčius tai aišku, išsipurtau ir viskas. Štai čia dabar dar yra bėga kondensatas, o šilumokaičius valyti. Nuo tų stalčių nubraukinėta, ne? Nuo pakopų nubrauk pirmin atgal ir viskas turi sukristi žemyn. Supratau. Kiek rašo informacija internete, saulėgrąžų granulės yra labai kaloringos ir kaip matome, pelenai kol kas nesikaupia. Tik tai gal kokią sekundę ar dviem turim pakelti tiekimo trukmę, nes matote, kuro lygis krinta. Kad nespėjo užpildyti. Nespėjo užpildyti tiek, kiek sudėta. Supratau. Tada susireguliuosim darbo režime, tada turėsim nusistatyti palaikymo režimo pertrauką. Kai jau temperatūra bus sukilusi iki 55 laipsnių, tai katilas užmigs, tada kiek laiko jisai pamiegos. Supratau. Kas kokias 6 ar 7 minutės turėsim papildyti kuro. Supratau. Arba, kadangi saulėgrąžų granulės yra labai kaloringos, gali būti netgi panaši pertrauka į anglies. Ilgesnė, ne? Taip, apie 10 minučių angliai. Turime pasiekti, kad kuro lygis būtų virš degiklio žaizdro skylučių ventiliatoriaus, kad liekanos nuo kuro, nuo saulėgrąžų granulės byrėtų ne į vidų, o per kraštus. Dabar, kaip matome, kuro lygis yra per žemas, nes štai ten dega pačiam, jau krateris darosi. Dėl to turim pastatyti ilgesnę tiekimo trukmę arba trumpesnę pertrauką.